Kur varysi? Ką? Ai, tipo dabar jau filmuoju, ne? Dabar filmuoju. Parašiutų šokt varysi. Bijai? Ne. Ne? Ne. Visiškai. Dažiek dėdės, pareina lietus. Norėtum, kad užėjtų lietus, ne? Kokią savijauta? Nieko. Lauk. Lauki. Kol baigs viskas. Žodžiu, greitas užpildymas, kas čia dabar vyksta. Tai aš sugebėjau pabaigti universitetą. Kad ir kai tai bebūtų keista, va čia prašau, visi yra įrodymai, kad aš jį baigiau. Na ir po diplomų įteikimo mano šeimos nariai, tai mano tėvai, sesė ir močiutė sako man, žiūrėk, mes dar nenupirkom, bet jeigu tu nori, užsiregistruok šok parašiutu. Ir čia bus dovana, jeigu tik nori. Čia toks nebuvo priverstinis, kad, mes nupirkom, šokį, mes tai norim atsikratyti. Bet gal jie mane apie tai, aš net nežinau. Tai va, ir atėjo beveik vasaros galas ir aš vis dar nebuvau šokęs parašiutu ir sulau, nu davai, judam. Tai va, kviečiu realiai pasiekti visą šitą nuotykį, realiai galėčiau sakyti geriausias vasaros nuotykis. Kur važiuojat, Hebra? Šokinėti iš parašiuto. Visi šoksit? Ne, šoks tik tai Edas. Jau bijai? Ne. Jau bijai. O tu nebijotum šokti? Aš jau turiu patirties. Nu. Negalėjai kartu šokti. Jau širdelė dreba? Ką? Šlapios pažastys jau? Nuosprendį rašais. Va čia kilsim, Klaipėdos aerodromas. Greičiausiai va su šitu. Tuo be sparnų? Tuo be sparnų? Jo, kaip kulkai virš. Nu, žiūrėsim, čia išgyvensim. Nerami siela. Blaškosi. Laukia savo eilės. Pirmas tavo šuolis. Kodėl tu sugalvojai iš lėktuvo iššok skrendančių? O iš mašinas važiuojančias nekyla noras užlipti. Todėl ir klausiu. Stok nugarai mane. Čia aš žiūrėk, statyk kairę koją šitą kilpų. Dešinę. Tai pasakyk, kodėl šokti sugalvojai. Žiūrėk, šoksim mes iš lėktuvo. Bus 3 km aukštis. Šokį iš lėktuvo krentam žemyn, neskleidžiam parašiutą apie 30 sekundžių. Maždaug 1,5 kilometrą ir apie 4-5 minutės skraidysim su parašiutu, kol nusileisim į krantą. Toks planas. Išbandyt. Čia dovana gal? Jo. Ką prisidirbai? Baigdžiu nugarą. Ką prisidirbai? Labai prisidirbu. Žiūrėk, kaip po išbaigti. Čia nesaugukas yra. Žiūrėk, iššokimo metu tavo rankas yra čia. Viskas atpalaiduota. Kai čia ir veidas atlošta. Mes iššokam kulnus kiek čia. Nesugaužti kojas stipriai, va taip tau bus kur kas patogiau. Va. Ir taip kojas laikysi iki tol, kol aš išleisiu parašiutą. Tai aš tau paklosiu, duok rankas čia. Va taip pat rankas laikydamas, tave vėjas tiesiog kels. Tik atpalaiduok. Atpalaiduok viską. O taip, gerai. Čia laikysiu kamerą, šipsokis jūs linkėjai. Gali stotis. Sutarė? Ir lėktuve pakartosiu, peržiūrėk.
Vaidai, pamojuok mums. Va taip bus čia pačioj. Dėkui. Tam padėkoti šeimai. Tai va, patyriau aš tą laisvą kritimą vis dėlto. Na ir toliau mes su parašiutu realiai sklandėm, prasupamės ant jo kaip ant supynės, labai šiaip smagu ir instruktorius labai fainas ir malonus. Pridarė iš nuotraukų belekiek, ta prasme, 100 nuotraukų čia buvo vat, sudėta ir vat, tiesiog vat, dabar pasižiūrėkit, kaip mes čia sklandėm. Na ir turim nusileidimą ant žemės. O, matau, jau iššoko, va mūsų išsiskleidė. Edas, va. Žiūrėk virš galvos, Edas, va. A ten tikrai Edas? Taip. Nedai vaisiai. Na šaunuolis, daug penkis. Bet su šuolis Sakė, 238 greitis buvo, 3-4 laisvų. 10 sekundės 3-4. Koks greitis buvo? 2-3-8 km/h. Tai kaip be šalmo iškišus galvą? Gerai? Patiko? Arba ten nuveikti. Ačiū Jums, kad atvykot ir linkim gerą vakarą ir lauksim sugrįžti. Ką gavai? Žymėjimą, tai šokų. Iš kelių kilometrų šokai? Reikia. Nu gyvas? Gyvas. Bet ten viršui tai beleka. Kas beleka? Nu tai krenti, spies. Tai va, realiai jau praėjo savaitę nuo viso šito įvykio. Nu, aš galiu pasakyti, tikrai buvo. Ta prasme, beleka, kaip aš sakiau. Ta prasme, ten tas kritimas, laisvo kritimo buvo, nu, žiauriai geras. Ten potyris, nu, net neina pasakoti, ten tu krenti ir tu laisvėjau, tai ten, nu, tiesiog žiauriai adrenalinas sukyla ant visko ir wow. Vaizdo irgi belė kiek matai ir labai keista, žiauriai keista ten yra. Tu tiesiog virš visko sklandai ir viską matai. Daugiau negu realiai dronai paprastai yra pakeliami 120 metrų, jie pakeliami, čia 3 km, čia yra wow. Tai va, realiai šokau Klaipėdai, visi vaizdai matomi ten Klaipėdai ir aš tikrai
rekomenduoju kiekvienam išbandyti šitą pramogą, čia yra wow, bent kartą gyvenime tikrai reikia. Tai va, dėkoju savo šeimai už tokią gerą dovaną. Dar dėkoju ir instruktoriui Jevgenijui, kuris labai smagiai mane paskridino su to parašiutu, tad jeigu žiūri, ačiū tau. Na ir jums visiems, kad pažiūrėjote šitą video, paspauskit like, parašykit komentarą, ar norėtumėte šokti parašiutu, ar jau esat bandę ir kokie jūsų potyriai po jo. Na ir paspauskit like, subscribe irgi kitą kartą. Iki chebrytė.